Siūsdami klientai mums užklausos langų paskaičiavimui, labai dažnai nurodo, kad aukštesnių matmenų langus nori paskaičiuoti būtent iš aliuminio profilio. Dalį iš plastiko, plastikinius langus, o didesnių matmenų, didesnių gabaritų būtent iš aliuminio. Tai šiandieną norėtumėm parodyti, kaip atrodo plastikiniai langai ir aliumininiai langai. Ir norime pabrėžti, kad ne visą laiką tai gražiai atrodo, kai langai yra dalis langų yra plastikinių, dalis langų yra aliuminio. Tarkim, jeigu tai būtų lauko duris, tai lauko duris tai yra visiškai kitas gaminys, jisai gali būti skirtingai nuo langų kitaip atrodyti. Arba gali būti, tarkim, HST, HS, tie vadinkimi stumdomos sistemos. Jos irgi gali atrodyti kitaip negu langai plastikiniai, nes ir pats HS plastikinis, jisai irgi visai kitaip atrodo negu langas. Tai kaip aš patariu, galima miksuoti, tarkim, duris aliuminio, HS aliuminio, bet langai gražiausiai, kada visi atrodo iš lauko pusės vienodai, aišku, ir iš vidaus. Tai žiūrėkite, kaip atrodo profilis aliuminio lango ir kaip atrodo plastikinis profilis. Tikrai jie iš tikrųjų skiriasi, o būtent skiriasi iš lauko pusės. Šičia mes turim plastiką, mūsų VK profilį plastikinį iš lauko pusės, o čia turim liuprūfą profilį iš lauko pusės. Matot, kad skirtumas tikrai yra. Šitas profilis aliuminis jis yra daug žemesnis. Čia yra toksai kaip ir masyvesnis profilis. Tai tie langai iš lauko pusės atrodys tikrai skirtingi. Iš vidaus plius minus jie yra panašus. Kaip ir nieko baisaus, tarkim, jeigu ten kažkokią spalvą pasirinkas, tai jie dar bus šiek tiek panašus, bet tikrai ne iš lauko pusės. Tai dėl to ir mes siūlom žmonėm, kad gal nemiksuoti šitų langų, dalį tokių. Tarkim, jeigu norėtumėt sumiksuoti lauko durės, stumdomus HS-us iš aliuminio padaryti ir aukštesnių gabaritų irgi norėtumėt aliuminio, tai gal verta ir tada kitus langus irgi iš aliuminio padaryti. Tada skirtumas netoks jau didelis ir gaunasi. Dabar pagal kainą. Maždaug jeigu namas individualus vidutiniškai mes tokius langus plastikinius skaičiuojam apie 10 000 eurų, tai iš aliuminio gali kainuoti apie 15 000 eurų. Čia jau su montavimu, su visko. Tai skirtumas. Bet jeigu pradedam miksuoti duris aliuminės, stumdomos sistemos aliuminės, tai jau likusi ta dalis tų langų, jinai jau ten tikrai nebus labai ženkli. Tai dėl to bandom parodyti jums, kaip atrodo šitie du profiliai. Tai pagalvokit, ar verta miksuoti, ar iš karto daryti pilnai visą užsakymą, arba tokį, arba tokį. Ir norėčiau dar pabrėžti, kad mūsų VK Softline'as langai dažnai žmonės siunčia mums aukštį 2,60 padarytos varčius. Tai noriu pabrėžti, kad VK Softline'as jisai dar 2,60 aukštį drąsiai išneša. Tokių gabaritų galima plastikinius langus daryti. Aišku, jau ne aukštesnius. Tik reikia suprasti, kuo žemesnis langas, kuo siauresnis, to jisai lengvesnis. Ir ta varčia ir apkaustai ilgiau tarnauja. Bet tarkim, jeigu norėtumėte tokių sudėti, tai aukščio 2,60 mes dar galim padaryti iš plastiko, o ne iš aliuminio. Aukštesnius, aišku, tada siūlytumėm aliuminius dėti. Tai šitaip pat atrodo. Tai žinosite, ar miksuoti, ar ne tos langus.